Labas, esu Kristina ir šį kartą pasidalinsiu informaciją apie Essence Sherbetą. Tai, kadangi dabar rugsėjais, bet labai karšta, dar pasinaudojau progą užsidėti skrybelaitę ir galvoju pasidalinsiu informaciją, kuo Essence Sherbetas būtent yra naudingas, kuo jis yra išskirtinis, kada jo nenaudoti ir kada jį naudoti. Tai Essence Sherbetas yra sukurtas tam, kad tavo veidelį atgaivintų ir suteiktų gaivos, taip pat, kad šviesintų pigmentinės dėmes ir jeigu turi strazdanėlės, kad irgi pašviesintų veido odelę. Kada jis yra naudojamas, tai kadangi jis turi sudėtyje vandens, agurkų ekstrakto ir jis gaivina, vėsina, jis yra naudojamas tik tai tada, kai yra šilta. Tai reiškia, atsiprašau, gegužę, birželį, liepą, rugpjūtį, rugsėjį ir viskas. Jau vėliau spalio mėnesį, jau kada ateina ruduo, žiema ir pavasarį, reikia naudoti tokias priemonės veideliui, kurios yra riebinančios. Kadangi Essence Sherbetas yra skirtas gaivai, drėkinimui, tokiam vėsinimui, tai aišku, jokių būdų netinkama, kada yra šalta, drėgna. Kodėl? Todėl, kad prie tavo veido pritrauks šaltį, tau gali sutrūkinėti kapiliarai, gali būti veidas raudonas, melsvas net vietomis. Todėl geriau netaupyk. Žinau, kad būna taip, kad moteris sako, aš nusipirkau, nesunaudojau, bet tavo veidelis yra svarbiau. Pasidėk, panaudosi tiesiog likutį kitiem metam. Arba jeigu, tarkim, galbūt įsimaudysi namuose ir būsi tikrai namuose, niekur neįsi, tada gali pasitepti, bet jokių būdų į lauką tepti jau jo negalima po spalio kažkur pirmos dienos, nes tikrai jau būna vėsesnis oras. Jis yra būtent skirtas, dėl to pavadinimas šerbetas, kad atgaivintų, tada duotų vėsumą tokį. Jeigu ir labai yra karšta, tai tiesiog veidelis netaip prakaituoja, jis būtent skirtas to šiltuoju metu. Ir toms, kurios, pavyzdžiui, galbūt nori pašviesinti veidelį, nenori tų strazdanų, pigmentinių dėmių. Ir aišku, kadangi yra su rožių ekstraktu, tai jisai taip pat ir labai išgiliai veikia tavo veido odą, duoda tą skaistumą tokį. Tai va, tikiuosi buvo naudinga, jeigu buvo naudinga, uždėk laiką, prenumeruok kanalą ir jeigu turėsi klausimų, rašyk kristina.uleckaitė@gmail.com arba komentuok ir aš tau atsakysiu. Tai va, šį kartą tiek, tikiuosi buvo naudinga ir iki kito karto.